Sveiki! Šioje pamokoje mes kalbėsime apie dviejų skaičių mažiausią bendrą kartotinį ir didžiausią bendrą daliklį. Taigi, pirmiausiai pradėkime nuo šių sąvokų išsiaiškinimo. Taigi, pirmiausiai išsiaiškinkime, kas yra dviejų skaičių mažiausias bendras kartotinis. Tai, tarkime, mes turime du skaičius, kuriuos pažymėsime x ir y, kaip nežinomosius. Na, jie aišku yra natūraliai skaičiai. Tada šių skaičių mažiausių bendrų kartotinių vadinsime tokį mažiausią skaičių z, kuris dalyjasi ir iš x ir iš y be liekanos. Tai yra, pavyzdžiui, mes turime skaičių 12 ir 28, tai tuomet mažiausias bendras kartotinis yra 84, kadangi 84 yra mažiausias skaičius, kuris dalyjasi ir iš 12 ir iš 28. Nes, žinoma, mes tų skaičių, kurie dalyjasi ir iš 12 ir iš 28 yra begalė. Pavyzdžiui, jeigu mes paimtume visus skaičiaus 84 kartotinius, tai jie taip pat būtų tie skaičiai, kurie dalintųsi iš 12 ir 28 be liekanos. Bet kadangi mums reikia pačio mažiausio, tai 84 yra tas pats mažiausias skaičius. Taigi, na jo, sutrumpintai tai užrašome tai štai taip. Reiškia 12 ir 28 mažiausias bendras kartotinis yra 84. Na, bet prieš nagrinėdami, kaip reikėtų surasti dviejų skaičių mažiausią bendrą kartotinį, mes turime taip pat dar prisiminti ir tokį dalyką kaip pirminius skaičius ir taip pat bet kokio skaičiaus skaidymą pirminiais dauginamaisiais. Taigi, na, pradėkime nuo pirminio skaičiaus sąvokos. Taigi, pirminiai skaičiai yra tokie skaičiai, kurie dalyjasi be liekanos tik iš savęs ir vieneto. Pavyzdžiui, skaičius 2, skaičius 3, skaičius 5, skaičius 7 dalyjasi tik iš savęs ir vieneto. Ir žinoma, tai yra ne vieninteliai skaičiai, jų taip pat yra begalės. Na ir būtent dar reikėtų ką pabrėžti, kad vienetas nėra laikomas pirminiu skaičiumi. Taigi, manyčiau, kad pirminių skaičių sąvoka yra suprantama ir tikrai nėra sudėtinga. Na, galime čia būtent ir išsiaiškinti, tarkim, iš šitų trijų skaičių, kurie yra pirminiai, kurie nėra. Na, tai aišku, jau kaip ir paminėjau, 7 yra pirminis, na, bet aišku, galime patikrinti sunkiai, kad jisai tikrai dalyjasi tik tai iš savęs, tai yra iš septyneto ir iš vieneto. Daugiau dalykų jisai neturi, už tai tikrai jisai yra pirminis. 15 nėra pirminis, kadangi be savęs, tai yra 15 ir vieneto, dar turi tokius dalykus kaip 3 ir 5. O 43 taip pat yra pirminis, kadangi jisai dalyjasi tik iš savęs ir vieneto. Jūs galėtumėt išrašyti visus daliklius, žinoma, aišku, tai yra visus potencialius daliklius, tai yra nuo vieneto iki 43, nes aišku jau virš, tai faktas, kad jau jie nebebūtų dalikliai, nes visi didesni už 43 jau duotų, žinoma, mums jau, na, tiesiog jau faktas, kad duotų nebesveiką skaičių. Taigi, jeigu išrašytumėt visus skaičius nuo vieneto iki 43, reiškia ir pamėgintumėt padalinti, tai ir įsitikintumėt, kad 43 dalinasi tik iš vieneto ir 43. Na, o taip, tai čia aš būtent viską išsakiau žodžiais, na, čia, žinoma, dar skaidrėse visą tai užrašyta. Na, o dabar pereikime prie kito etapo, tai pamėginkime skaičių išskaidyti pirminiais dauginamaisiais. Žinoma, aišku, jeigu tas skaičius bus pirminis, tai išskaidyti dauginamaisiais netaip ir sudėtinga. Pavyzdžiui, jeigu mes turime skaičių 13, kuris yra pirminis, tai jį išskaidyti dauginamaisiais tiesiog ir bus taip 13 ir viskas. Nes
tiesiog ir nebeįmanoma jo kitaip kažkaip išskaidyti. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, turime sudėtinį skaičių, o sudėtinį skaičių tai yra visi tie, kurie yra nepirminiai, na ir žinoma, aišku, vienetas taip pat yra nesudėtinis, kadangi vienetas yra nei pirminis, nei sudėtinis. Taigi, žodžiu, visus sudėtinius skaičius įmanoma yra išskaidyti pirminiais dauginamaisiais ir dabar pažiūrėsime, kaip tai yra daroma. Taigi, yra štai toks metodas, reiškia tiesiog užrašome skaičių 130, brėžiame štai tokį brūkšnį, na ir dešinėje pusėje mes rašysime to brūkšnio skaičių, tai reiškia, iš kurio mes dalinsime, kairėje turimą skaičių. Ir žinoma, visi dešinėje pusėje skaičiai turės būti imami iš būtent pirminių skaičių. Tai ir, pavyzdžiui, ir daliname iš 2. Ir aišku, imsime tokius skaičius, jog mums šitas skaičius dalintųsi be liekanos. Nes tiesiog taip turi būti, kadangi įskaidant dauginamaisiais, kaip sakant, čia liekanos jokios būti negali. Taigi ir imame, pavyzdžiui, 2 dalinkime iš 2 ir gausime tuomet 315. Čia rašome rezultatą. Tuomet vėl čia dešinėje pusėje rašome naują skaičių, iš kurio galėtume dalinti štai šitą gautą skaičių. Na, matome, kad jau šį kartą vėl paimti nebegalime, bet mes užtat turime 5, kuris taip pat yra pirminis, tai padalinkime iš 5. Žinoma, čia galėtume dar dalinti iš 3, čia jau pasirinkimo laisvė yra, svarbiausia, kad dalintume iš pirminių skaičių. Tai dalinkime dabar iš 5, vėl rezultatą gaunam 63, vėl dalinkime iš kokio kito pirminio skaičiaus, tai dalinkime dabar iš 7, gauname rezultatą 9, dalinkime dabar į jį iš 3, gauname rezultatą 3, dar padalinkime iš 3 ir, reiškia, sustojame, kol galiausiai gauname vienetą. Tai, ką gavome čia dešinėje pusėje, yra būtent mūsų tos sandaugos dauginamieji. Tai yra 630 ir yra lygu 2 kart 5 kart 7 kart 3 kart 3. Štai ir išskaidome šitą skaičių pirminiais dauginamaisiais, kadangi visi dauginamieji yra pirminiai skaičiai. Na, o dabar būtent jau galime ir pradėti kalbėti apie 2 skaičių mažiausią bendrą kartotinį. Na, žinoma, čia galbūt tas visas algoritmas gal nebus toks aiškus, jis bus kur kas aiškesnis, kaip parodysiu pavyzdį, bet tiesiog galiu pasakyti, kad pirmiausiai mes turėsime tos 2 skaičius, kurių norėsim rasti mažiausią bendrą kartotinį, išskaidyti pirminiais dauginamaisiais, o paskui sudaryti tokią skaičių sandaugą, jog į ją įeitų visi skirtingi abiejų skaidinių, reiškia tiek vieno skaičiaus, kurį mes įskaidome pirminiais dauginamaisiais, ir kito, reiškia iš abiejų tų skaidinių, reiškia mes turėsime išrinkti tokius dauginamosius ir jie visi turės būti skirtingi ir turės taip pat dar būti pakelti tokiu laipsniu, kiekvienas tas dauginamasis, jog tas laipsnis būtų lygus to būtent dauginamojo pasirodymo dažniui. Tame skaidinyje, kuriame jisai tas dažnis yra didžiausias. Na, sakau, čia aš bandžiau kiek galima aiškiau parašyti apibrėžimą, bet aš manau tikrai dabar yra labai sudėtinga įsivaizduoti, kaip visą tai yra. Bet pamatysite vizualiai, tai nėra iš tiesų taip sudėtinga ir bus kur kas aiškiau. Taigi, pavyzdžiui, paskaičiuokime skaičių 42 ir 441 mažiausią bendrą kartotinį. Na, bet nenorėdamas, kad šita pamoka būtų pernelyg ilga, šitą paskaičiavimą nukelsiu į kitą pamokos dalį. Ačiū, kad žiūrėjote ir būtinai pažiūrėkite kitą pamokos dalį.